Vos prieš kelis mėnesius apie netektį dainavusi 19-metė Sandra vargu ar nujautė, kad vieną dieną pati nebegrįš namo. Merginos kūnas rastas netoli senųjų Trakų. Jį aptikti pavyko tik po to, kai buvo sulaikytas įtariamasis 20-metis Alytaus gyventojas. Jis pareigūnams ir parodė, kur ieškoti kūno. Informacijos, kad įtariamasis pažinojo, auka nėra. Nužudymo aplinkybės panašesnės į planuotą, o ne į spontanišką nusikaltimą. Lemtingą į vakarą pabėgioti nusprendusi Sandra dar spėjo paskambinti tėvams ir pasakyti, kad netrukus grįš. Prabėgus beveik valandai tėvai pradėjo nerimauti, o ryte kreipėsi į policiją. Šiandien pareigūnai patvirtino radę jos kūną. Atlikdami tyrimą dėl 19-metės Varėnos rajono Senosios Varėnos kaimo gyventojos dingimo ir tikrindami turimą informaciją, naktį iš birželio 10 į 11 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoto nusikaltimo tyrimo skyriaus pareigūnai ir Kauno apygardos prokuratūros organizuoto nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai Trakų rajone miško masyve rado užkastą įtariamą ieškomos 19-metės lavoną. Nusikaltimų įtariamas 20-metis alytiškis sulaikytas. Per paiešką netoli kelio Senoji Varėna Nedzingė pavyko aptikti įtartino automobilio padangų žymes, nuorūkų, nuplėštą Sandros laikrodį, tempimo žymes. Automobilis, kuriuo buvo išvežta mergina, sulaikyta jam nepriklauso. Pažįstama moteris sakė mačiusi keliu bėgančią Sandrą ir netoliese važinėjantį raudoną Volkswageną, bet nieko bloga neįtarusi nuvažiavo. Gali pastebėti, kad ar tempia kažkur, tai ar veda, ar kalbinėja, ar dar kažkas, tai reikia kažkaip tai įsidėmėti, gal nors mašinos numerį, nors paklausti, jeigu prašosi pagalbas, bet dažniausiai pas mus pro šalį žmonės praeina. Dingusių žmonių šeimų paramos centro vadovė sako, kas savaitę sulaukianti iki 10 skambučių pranešančių apie Lietuvoje ar užsienyje dingusius artimuosius. Pasak centro vadovės statistika liūdna, žmonės neatsiranda metų metais arba galiausiai randami negyvi. Pasak moters, net atrodo saugiausioje aplinkoje reikia išlikti budriems. Man atrodo, kad atėjo tokie laikai, kad mums reikia saugotis nuo mūsų pačių, kad žiūrėkit, gal kas seka, jau nebėgiokit ten, kur daug miško, kur daug krūmų, nes kažkaip tai labai jau pavojingai. Turbūt turim kalbėti apie tokį gebėjimą truputį įjungti savisaugos instinktą ir kažkur galvoti, su kuo aš susitinku, kur aš einu, kas mano draugai, kas mano pažįstami, kur aš sustoju, kur aš bėgu galų gale, tamsoj, šviesoj, kokias vietas nepažįstamas aš einu. Pasak psichoterapeutės, neištirtos dingusiųjų bylos smulkmena palyginti su skausmu, kurį išgyvena artimieji. Kartais ilgus metus trunkanti nežinia ir laukimas gali būti sunkiau už netektį. Nežinia šiaip yra labai sunku, tu nežinai, ką daryti. Yra viltis, kurią palaiko įvairiausiais būdais žmonės, bet neateina gedėjimas. Pavyzdžiui, yra aukos, kurios niekada nėra rastos, ar ne? Ir tas neateina gedėjimas, neateina susitaikymas. Vis dar yra viltis, kuri neleidžia niekur judėti. Policijos duomenimis pernai be žinios buvo dingę daugiau kaip 300 žmonių. Daugiau kaip pusė jų iki šiol nerasti. Reporterė Milda Vilikanskytė, Vilnius.